Mes dažnai girdime, verslininkas išlaiko mokytojus, policininkus, gydytojus ir tik jis kuria pridėtinę vertę. Labai dažnai valstybei priekaištaujama, kad čia yra pašalpinių visuomenė kuriama, kuri nenori dirbti. Laisva rinka viską sutvarkys. Mes visi žinom šituos posakius, mitus, bet jie labai trukdo kurti gerovės valstybę, apie kurią svajojame, apie tokią, kur yra Skandinavijos valstybėse. Ir čia reikia suprasti keletą gan paprastų dalykų. Verslininku, sėkmingu, milijonieriumi žmogus tapo niekada ne nuo nulio. Jis visada turėjo pagrindą labai dosniai apmokėtą visuomenės bendrai, kurioje jis gyvena. Keliai, kuriais jis važinėja. Gydytojai, kurie gydo jo šeimos narius ir jį patį, labai dažnai nemokamai. Taip pat apsauga, taip pat teisinė sistema ir viską. Labai sunku kurti verslą nuo nulio, pavyzdžiui, Afrikoje, bet čia jį kurti kur kas lengviau, nes yra valstybė, tvarka, teisinė sistema ir įvairios valstybės pagalbos formos. Taip pat labai žalinga yra, ypač jaunimas dabar mėgsta svajoti apie tai, kad visi tapsim turtingais, kriptovaliutos ir panašiai, bet realybė labai toli nuo pasakos. Visi netapsime turtingais, labiausiai tikėtina, kad turėsim vidutinę algą, negalėsime pasirūpinti tinkamais savo vaikų mokslais, jeigu jie nori, pavyzdžiui, kur nors užsienį studijuoti, ir daugybė kitų problemų gali kilti. Taigi žmogus be aktyvios valstybės, be bendruomenės yra labai silpnas. Ekonominiai pažangai vis labiau svarbu ne daiktai, rūbai, maistas, o tai viso to turime per daug, o tai, ko iš esmės neįmanoma individualiai nusipirkti. Sveikata, socialinė pažanga, bendruomenė, švietimas. Tvarios investicijos į nelygybės mažinimą atsiperka. Lietuva yra geras pavyzdys. Maždaug nuo 16 iki 20 metų mes daug investavome į nelygybės mažinimą ir dabar turime neblogus rezultatus. Mokslininkai seniai įrodė, ypač Europoje, galbūt su Amerikos išimtim, tiesiogiai koreliuoja turtingumas nuo valstybės viešojo sektoriaus dydžio. Yra labai aiški koreliacija čia matoma lentelėje. Kuo turtingesnė visuomenė, tuo jos viešas sektorius suteikia daugiau galimybių. Nelygybės mažinimas yra labai rimtas ekonominis tikslas, nes pajamų nelygybė tiesiogiai koreliuoja, čia matom daugybę šalių pavyzdį, su socialinių problemų gausa. Jeigu visuomenė yra nelygi, tai ten daugiau savižudybių, kalinių, nusikalstamumo, gyvenimo trukmė trumpesnė, paauglių nėštumai ir visa kita. Taigi nelygybė didina socialinės problemas, o lygybės siekis jas mažina. Mūsų tikslas yra gerovė, mūsų tikslas yra gerovės valstybė. Todėl turime atsikratyti tokių nereikalingų mūsų pažangą stabdančių mitų.